Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, EasySEO rinkodaros agentūra. Šiandien turim šiek tiek įdomių žinių. Svarbiausios žinios šiai dienai yra tai, kad Google išleido Google algoritmo atnaujinimą. Apie tai plačiau pakomentuosiu. Ir antra labai svarbi žinia yra tiems, kas naudoja Cloudflare. Žinau, kad daug tinklapio administratorių arba savininkų net nežino, kad naudoja Cloudflare. Ir paaiškinsiu, ką reikėtų daryti ir kaip sužinoti, ar jūs naudojate. Gerai, pradėsim nuo Google algoritmo atnaujinimo. Birželio 30 dieną buvo išleista. Tai pasirodo naujiena Twitter X svetainėje apie tai, kad Google išleido algoritmo atnaujinimą. Jis gali užtrukti apie 30 dienų, tai yra antras 25 metų Core algoritmo atnaujinimas, tai yra kaip pagrindinis arba svarbus algoritmo atnaujinimas. Nors Jonas Mülleris žadėjo, kad 25 metais bus daugiau nei įprastai algoritmo atnaujinimo, Core algoritmo atnaujinimo. Kol kas per pusę metų mes matom antrą. Labai daug komentarų nėra, nors internete yra jau daug kažkokių patarimų, kaip elgtis šio atnaujinimo metu. Iš tikrųjų, labai daug informacijos nėra, Google pats nekomentuoja, bendrai yra pasakyta, kad atnaujinimo tikslas yra pagerinti paieškos rezultatus, kaip visada. O mano nuomonė reikėtų sulaukti algoritmo atnaujinimo pabaigos. Palaukiam 3 savaitės, pažiūrėsim, kas laimėjo, kas pralaimėjo po algoritmo atnaujinimo ir tada būtų galima jau imtis kažkokių veiksmų. Dabar radikalių veiksmų imtis nereikia, tiesiog reikia žinoti, kad gali svyruoti pozicijos ir lankomumas tinklapyje. Gerai, antra labai svarbi naujiena gali paliesti apie 20% internetinių tinklapių visame pasaulyje. Dėl ko? Dėl to, kad labai daug tinklapių naudoja Cloudflare kaip CDN. Trumpai, tai yra serveris, kuris talpina jūsų failus, kad pateikti lankytojams, kurie yra arčiau to serverio. Labiau rūpi tiems, kas naudoja tarptautinius tinklapius, kur yra daugiakalbystė, daugiašalystė, daug regionų lanko tinklapį. Tai jeigu jūsų tinklapį yra pajungtas Cloudflare'as, labai rekomenduoju atkreipti dėmesį į šią naujieną. Kas vyksta? Cloudflare'as pradėjo apmokestinti dirbtinio intelekto robotukų lankymą arba naršymą jūsų tinklapyje. Kaip tai atrodo? Naujiena yra publikuota Liepos 1 dieną Cloudflare bloge ir įtakos visus, kas naudoja Cloudflare. Jeigu jūs savo Cloudflare paskyroje nenustatot taisyklių, pagal nutylėjimą atsakymas visiems robotams iš dirbtinio intelekto bus 4.02. 4.02, jeigu tiksliai dabar pamenu, tai yra payment required. Payment required. Tai signalas robotams, kad tas turinys yra mokamas. Tai savo paskyroje jūs turėtumėt nustatyti, koks robotas, aplankydamas jūsų tinklapį, turėtų susimokėti ir kaip dažnai tai turėtų vykti. Tai reikėtų prisijungti į paskyrą, man atrodo, Cloudflare /payment /signup, man atrodo, taip atrodo URL. Šitame straipsnėje gal ir bus nuoroda. Nebus sudėtinga surasti. Reikėtų nustatyti, štai čia yra screenshotas, kaip gali atrodyti, reikia nustatyti, kuriam robotui yra leidžiama lankyti, koks turėtų būti mokestis charge. Bet labai svarbus klausimas, o kaip tada, nes ChatGPT gal ir sumokės, o kaip tada su Google, nes kiek aš žinau, Google turi vieną robotą, kuris yra tiesiog Google botas ir jis neskiria dirbtinio intelekto, tai Gemini roboto nuo bendro. Įdomu, kaip čia jie atskirs, pažiūrėsim. Bet aš siūlyčiau susirūpinti visiems, kas turi Cloudflare, bent susikurti paskyrą ir nurodyti robotams, kaip jie turėtų elgtis jūsų tinklapyje, ar norite apmokestinti ar ne. Gerai, turim dar naujienų, kad čia yra straipsnis Search Engine Land'e, kad Google jau testuoja Google Search Insight Reports. Google Search konsolėje paskyroje atsirastų, aš tikrinau, kad mes dar neturime, nežinau, čia mes neturim, ar gal mūsų paskyroje, ar Lietuvoje, jeigu jūs turit jau savo Google Search konsolėje, pakomentuokit, kad turėtų būti žemiau overview, turėtų būti insights ir tada matysime įžvalgas iš kitų įrankių. Štai čia yra screenshotas, kaip tai gali atrodyti, to aš
gan neblogai atrodo, kad Google Search konsolėje būtų galima matyti iš kitų įrankių kažkokias metrikas, pavyzdžiui, iš Google Analytics labai patogu. Ir čia man irgi labai panašu į Ahrefso dashboardą, kai tu matai šalis, lankomumą, tai yra paspaudimus. Labai laukiu šitų naujovių, man atrodo, bus labai patogu. Gerai, kita naujiena. Iš Jono Millerio pranešimo, žiūrėjau internete, YouTube buvo viena iš naujausių laidų, prieš 15 valandų buvo publikuota apie tai, kad jis pasakė, kad naujų robots.txt failų, būtent LLMs, čia yra dirbtinio intelekto įrankiams, naujų failų kurti nereikia, nors prieš tai jau daug skaitys apie tai, kad LLMs.txt failas turėtų būti atskirai rašomas dirbtinio intelekto robotams, pavyzdžiui, ChatGPT arba Claude'ui. Ir mes net jau pradėjome įdiegti tokius failus, bet Jonas Milleris sakė, kad atskirų failų LLMs modulių nereikia. Gal jis nepatiksino, čia Google'ui nereikia, greičiausiai jam rūpi tik tai Gemini arba Google robotai. Tai kol kas nuomonės neturiu. Ir dar vieną naujieną, kad iš to pačio video Jonas Milleris sakė, kad jie dabar testuoja, jeigu jūs turi tokį feature savo paskyroje, būtų įdomu sužinoti, kaip tai atrodo, kad jie testuoja Google Search konsolėje, būtų galima rašyti anotacijas. Iš tikrųjų labai patogu laikyti, jeigu anksčiau Google Universal Analytics buvo galima rašyti anotacijas, buvo patogu stebėti, jeigu padarai kažkokius pokyčius ir tada Google Analytics paskyroje arba grafikė matai visus savo pažymėtus įvykius. Tiek turbūt šiam kartui, jeigu turit kažkokių pastabų, komentarų arba pastebėjot vieną iš tų siūlomų pokyčių, kurie yra pažadėti Google, komentuokite, nepamirškite, spauskite like, prenumeruokite naujienas.